Tai labas vakaras visiems. Atsiprašau, kad taip užlaikiau jūs. Turbūt reikėjo anksčiau pradėti viską, bet buvau Kaune Insanetus festivalyje. Linkėjimai iš ten jums visiems. Ir dabar truputėlį Eglė padės man surūkuoti projektorių, kad gerai matytųsi, ir papasakosiu šiek tiek. Tai aš iš pradžių rašiausi šitam pranešimui kaip paskaitai, ir teoriškai, ir praktiškai, bet kai pamačiau, kad dalyvaus ir Tautvydas Bairkevičius, tai teorijos daug nukrito nuo šito mano pasiruošimo, nes tiesiog būtų dubliavęsi daug kas, bet keletą tokių atskaitos taškų visgi parodysiu. Tautvydai rodė Edisoną. Mano kaip praktiko yra veikla tokia, buvo aplinkos įrašų darytojas, field recording menas, kuomet įrašinėjam aplinkas ir paskui jas pristatom žmonėm įvairiais pavidalais, įvairiais technologiniais sprendimais. Tai ruošiantis šitai paskaitai, tokia pradžia, ko gero susimojo, kad turėtų būti nuo Tomo Edisono, nes viskai reikėtų pasakyti, kad nuo jo prasidėjo kažkoks specifinis alkis garsui. Tomas Edisonas 1877 metais sukūrė fonografą, garso įrašinėjimo įrenginį, kurį patentavo 78 metais, jisai va čia šalia jo sėdi. Tai buvo toksai volelis, apgaubtas su skardele, tokia minkšta labai, į kurią įrašomas garsas. Ir jisai sukasi, per tokią membraną įkalbama, ten adata tiesiog išrėžia bangą ir paskui suka rankiniu būdu ir išgroja tai, kas buvo įrėžta. Tai galiu paleisti, yra pirmasis garso įrašas. Nors girdėjau, kad yra ir dar senesnis, bet Edisonas padarė atkūrimą to įrašo, galimybę atkurti. Ne tik įrašyti, bet ir atkurti. Čia jisai pats Edisonas šneka eilėraštį. Mary had a little lamp. Mary turi mažą ėriuką. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Toksai įrašas. Taip, jo pačio balsas. Toliau norėčiau jums parodyti Pierre Schaeffer kūrinį, kuris buvo pats pirmasis konkrečiosios muzikos pavyzdys. Tai Pierre Schaefferis ir padarė šitą darbą 1948 metais, įsivaizduokit tie metai, ir jisai įrašė daug traukinių garso ir suklijavo iš to traukinių garso takelį. Ir pristatė tai kaip muzika. Tai prasidėjo konkrečiosios muzikos laikotarpis. Konkrečioji muzika tai kuomet žmonės iš
surinktų garsų daro muziką. Iš žalios medžiagos įrašytos daro kažkokį tai kūrinį. Tai tiek baigėsi Schaferio kūrinys. Pierre Schaeffer buvo prancūzų radijo inžinierius, jisai užsiiminėjo radijo inžineriją ir pradėjo karpyti juostas, daryti šitus koliažus garsinius. Tai dar įdomus yra toksai jo pastebėjimas, kuomet jisai klausėsi radijos per garsiakalbį. Tai jis dar buvo etimologas, filosofas, tai jam susivedė toksai terminas akuzmatinis klausimas. O tai labai įdomu, nes Pitagoras buvo toks išminčius, kuris pradėjo tyrinėti garsą rimtai. Tai jisai turėjo antros pakopos, man atrodo, mokiniai pas jį buvo vadinami akuzmatikai. Nes Pitagoras šnekėdavo per paskaitas už užuolaidos, jisai pats būdavo pasislėpęs ir mokiniai galėjo girdėti tik jo garsą. Reiškia, per garsą paimti iš mokytojo informaciją. Labai rimtai jie buvo į garsą įsigilinę, į garso subtilumus. Ir įdomu, kad Schaferis tai pastebi ir po keleto tūkstančių metų tas terminas vėl išnyra. Akuzmatinio klausimo. Reiškia, tas klausimas garso tokio atskiria garsą nuo pačio jo šaltinio, kuris skleidžia šaltinės garsą, tai technologijos mums leidžia atitraukti patį garsą nuo jo skleidžiamo, nuo jo sukėlėjo. Ir tokiu būdu atsiranda garso objektai. Galima šnekėti apie garsą patį savaime, nepriklausomai kas jį leidžia.
Tai toksai būtų pastebėjimas ir toliau galiu parodyti pristatyti keletą kūrinių, kuriuose naudojau vienaip ar kitaip mikrofonus garso įrašinėjimui. Čia buvo vyko paroda Lenkijoje ir buvau pakviestas padaryti darbą, kurį pavadinau Dabar. Tai buvo mikrofono dėžutė sukurta speciali. Šešiakampė kaip ir soulboxo duris. Ir ten viduj buvo patalpintas mikrofonas, nuolatos veikiantis ir žmogus galėjo ateiti prie jos ir pasiklausyti tiesiog, kas vyksta čia ir dabar. Tai tokiu būdu tas garso rašiklis suteikia mums galimybę būti čia ir dabar. Ir tai labai juntama yra dirbant su garso įrašais, su mikrofonais. Viena vertus tu visą laiką susitelkęs esi į aplinką, kas vyksta čia ir dabar, šiuo momentu, o kita vertus, kai padarai įrašą, tai jisai kažkur turi savyje jėgos nukelt klausytoją, kažkur toli aplinkos garso įrašas. Dar buvo šešiakampis veidrodis, kur gali pamatyti save čia ir dabar. Tai buvo tokie du šešiakampiai, vienas garsui, kitas vaizdai. Tas veidrodis buvo už užuolaidos tokios, kad neerzintų aplinkos tie veidrodiniai atspindžiai. Va taip, per atstumą atitraukta. Kitas kūrinys yra toksai kolektyvinis instrumentas. Ilgą laiką aš jį naudojau pats, ten buvo tokios plokštės, ant kurių pritvirtinti kontaktiniai mikrofonai, piezo elementai. Jie nuiminėja virpesius nuo paviršiaus. Reaguoja ir į garsą sklindantį ore, bet labiau pritaikyti yra, kada palietė. Perduoda grynai šitus medžiaginius virpesius, gal taip galima pavadinti. Tai keliaudavau su tom plokštėm ir pasijungęs būdavau prie kompiuterinės įrangos, programos ir publika kurdavo ritmus su tom plokštėm, o aš juos modifikuodavau su efektais įvairiais. O čia jau kolektyvinis instrumentas numeris 2 bus, kur aš jį padariau, kad jisai veiktų be manęs. Reiškia, tokią konsolę sukūriau, kurioje buvo pats kompiuteris ir žmonės galėjo patys ateiti ir jau modifikuoti tos kuriamus virpesius patys. Tai čia trumpas filmukas, galima pažiūrėti.
Tai toks kūrinėlis. Na, o dabar turbūt būtų trečias mano kūrinys, kurį norėčiau parodyti. Tai yra vienas paskutinių projektų Garso korys. Tai Garso korys, kaip aš pavadinau, yra gyvas garsų muziejus, garso instaliacija. Tai buvo tokia vat erdvė sukurta, kurioje tuo pačiu beveik metu aš ir rinkau garsus ir juos pristatinėjau žmonėm, publikai. Čia gal geriau matosi. Jisai surenkamas buvo, išardomas toksai šešiakampis, vėlgi kaip soulboxas. Ir tikrai ten buvo soulboxas. Nemažai teko sutikti žmonių ten apsilankančių. Kaip ten viskas vykdavo. Aš įsikurdavau kokioj nors, iš pradžių buvo viešoji bibliotekai Kaune, paskui buvo Klaipėdos kultūros rūmuose. Čia matosi. Įsikurdavau ten ir veikdavo kaip garso studija. Aš jame tiesiog sėdėdavau ir laukdavau, kol apsilankys žmonės. Turėdavau laptopą savo su garsais, su Ableton Live programa viduj ir visų savo garso archyvų suskirstytų į grupės. Tai aplinkos garso įrašų archyvas buvo paruoštas kaip muzikinis instrumentas, aš jį parodysiu vėliau šiek tiek. Ir ateidavo žmonės, mes pabendraudavom iš pradžių, o paskui klausydavomės garsų, gerdavom arbatą. Va čia taip garsiakalbiai buvo užmaskuoti linu, kad atsiskirtų truputėlį garso šaltinis nuo pačio garso. Per 6 vietas perkeliavo tas kambarys ir labai buvo įdomu patirti, kaip kiekviena erdvė turi savitą skambesį ir kiekviena erdvė dar turi savus žmones. Nes buvo tai Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy ir Vilniuj. Ir visur ateidavo lankytojai, tai tokiu būdu aš dar susipažindavau ne tik su akustiniam savybėm erdvės, bet ir su humanitariniam savybėm, kokie žmonės gyvendavo mieste. Čia Vilniaus loftas šitas va. Čia Panevėžy. Čia Šiuolaikinio meno centre dar ir aplinka buvo tvarkoma specifiškai su tokiom pakabinamom užuolaidom. Tai labiau psichoakustikos elementas, sukuria jaukumą tokią erdvę vizualiai, bet savitai ir akustiškai tvarko aplinką. Čia Antano Mončio muziejuj Palangoj.
Nu, dabar galime pereiti prie tos mano to archyvo dalies. Ilgą laiką laikiau įjungęs tą programą, kad visi būtų užsikrovę garsai. Tai turbūt esate daugelis susipažinę su Ableton Live programa. Nereikėtų kažką išplėstinai čia pasakot. Nu, yra tokia programa, kuri labai pritaikyta gyvai atlikinėti garso skleidimą. Jinai praktiškai sudaryta iš 2 langų. Vienas yra vat šitas, kur gali susidėlioti garsų mozaiką. Va, čia kiekvienas yra atskiras samplas, atskiras garsas. O kita dalis yra, kur gali tiesiog į juostą tuos garsus sustatyti į laiko juostą. Va, čia tai matosi. Yra mikšeris tas pats, čia kiek yra juostelių, 8. Tai ir kitoj daly, kitoj pusėje yra 8 ir garsas reguliuojasi tas pats šitų dalių. Tai pristatyčiau gal tas grupės, kokios pas mane buvo. Va štai matosi žydra tokia grupė garsų. Tai yra vien vėjo garsai. Įvairūs ventiliacijų, va štai visa grupė. Aš juo senai nesinaudojau šito archyvų, tai taip kol kas nekonkrečiai pristatinėsiu. Toliau yra erdvių, va šitas mėlyna grupė. Rytas Liepkalnį, pavyzdžiui, galime paklausyti. Maskvos oro uostas. Nemažai čia tų erdvių yra. Stoties tunelyje galima paklausyti. Geras žemas. Va, Via Baltica, po Via Baltica tiltu prie Kauno. Nu ir reiškia, principą suprantat, galima 8 garsus vienu metu paleisti ir taip groti su tais aplinkos įrašais kaip su pianinu. Nu tik, kad klavišai 8, nežinau kiek ten. 12 kart 7. Na va, dar viena erdvė Šiuolaikinio meno centre. Čia kažkaip žemo šito neištransliuoja. Ten buvo toksai klubas įsikūręs Rusijoje ir vaikščiojom koridoriai Šiuolaikinio meno centro ir vibravo visokios sudėtos rekvizitai sudėti. Taip tarsi kaimynų garsas tapdavo mūsų. Kaimynai groja, bet tu gauni tą garsą pas save erdvėj. Dovydo kaimynai irgi yra, va dar ir
labai įdomus momentas to viešo garso. Kaimynas kažką veikia ir kur kieno autorinės teisės tada. Pas mane ir būtų atsklinda garsas. Po žvėryno tiltų yra. Toliau paukščiai yra va šitie ružavi. Gyvatpaukštis. Va labai techno paukštis. Spėkit, kaip vadinasi. Griežlė. Va yra šikšnosparnių garsas, būna ne visi girdi. Šarkus dar irgi techno pakankamai. Čia povas. Tų įrašų galima įvairiai klausytis. Galima kalbėti apie juos, bendrauti, pristatinėti. Arba klausytis tiesiog akuzmatiškai ir bandyti patirti patį skonį, pačio garso. Nesvarbu, ar ten genys koksai, ar ten šarka. Čia geniai va. Jie kada poruojasi, tai susiranda rezonuojantį medį tuščią ir kalą. Paprastai taip genių neišgirstume. Jie tuk, 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 tuk būna, o šitas va rezonuoja šaka, kamienas. Paukščiai. Toliau įvairių žvėrių yra sekcija. Paslaidus kaime yra. Tvarte gaidys. Toliau prasideda vandens sekcija ir jinai nemaža yra. Įvairūs lietus. Lietus, toliau Baltijos jūra, Vilnelė. Upės įvairios, kriokliai. Va, užtvankų yra nemaža tokia grupė, tai jos irgi visai techno. Čia kažkaip matau tai.
neris yra po vandeniu įvairūs garsai įrašyti, taip pat irgi naudojau tokią techniką. Fontanai. Jo ledas yra atšylantis ledas. Turiu tokią pažįstamą draugę, kuri yra akla, tai jinai minėjo, kad ledo garsas pats pačiausias, gaivinantis kažkaip tai yra. Tas kaip skilinėja, organika sušalus, matyt, kažkaip gaivina. Jinai ir pati darė dūdelę iš ledo, bet sakė, labai greitai ištirpsta. Bet buvo pasidaręs. Čia varlių serija yra žalios tokios. Čia labai patogu šitoje programai, gali pasikeisti spalvą. Va, duoda spalvų tokią paletę ir gali pasidaryti tas plyteles garso, kokias nori spalva. Kumutės, va, yra tokios dzūkai vadina kumutėm varlės. Iš kurių, ko gero, protėviai nusikopijavo skudučius. Tai irgi susijęs su muzikos technologijom. Šiek tiek. Varlės labai įdomiai, aš net sunku paaiškinti kokiu būdu, bet jos taip sukuria garso debesį virš pelkės, virš kūdros, kurioje ten ūbauja, tai jos ir negali surasti šaltinio, akuzmatinės tokios varlės. Jos kaip kvarkia tos varlės, tai gali best pirštu, kur jinai yra, o šitos taip sūbauja, koreliacija tokia gaunasi, kad garso debesis, svaiginantis garsas. Iš tikrųjų. Jo, ir buvo paleidęs skudučių truputį. Pabandėme su tokiais folkloristais padaryti, tokį eksperimentą. Rašėm skudučių. O kada jis taip daro, kaip poruojasi? Nemanau, kad kaip poruojasi. Čia jų toksai jau visą laiką. Vasaros pradžioj labiausiai iki rasų, per rasas dar ir joninės girdisi. Čia yra visokių vabzdžių, visas klodas. Geltonas. Bičių yra įrašyta nemažai. Vingio spėtukas su akselerometru įrašytas yra, su tokiu labai jautriu aparatu, kuris nuo 5 Hz gali įrašinėti. Iš Kiolno beje tokie vokiečiai buvo atsivežę, tokia dėžė ir prie jos jungiasi kapsulės tokios, kurios padeda ir jie per virpesį įrašo. Tai žmogus girdi nuo 16 Hz iki 20 000, čia vaikas gerų atveju. Tai tas aparatas įrašo dar žemiau, negu mes pradedam girdėti. Su juo matuoja žemės, plutos, poslinkius. Tai aš turėjau avilį ir uždėjau ant korio tos kapsulės tas.
ir įsirašė kaip bitės. Ten klijuoja, vašką, nu, dirba savo darbus. Galim paklausyti. Ar neatsibodo? Ne. Tai yra va dar vienas drugelio įrašas. Tokioj sodo namelyje sutikau drugelį laiptiniai ir, nu, galvoju, išnešiu šį į lauką, bet priėjau ir išgirdau garsą ir galvoju, reikia jį dar išnaudoti. Tai atsinešiau garso rašiklį, su kuriuo dar jautriau išgirdau aš jį. Perleisim paskui per rankas tą rašiklį, galėsit patys paklausyti. Kuomet užsidedi, tai klausa pajautrėja, nežinau, nematavau kiek kartų, bet tampi tokiu kažkokiu šunim ar kažkokiu jautriu gyviu, kuris turi, nu, labai raiškę tą klausą. Tai išgirdau, kaip drugys prieš skrisdamas mankštinasi. Jisai išleidžia tokį, purtasi visas ir paskui pradeda plasnot. Tai galim paklausyti. Su ausim sunku išgirsti tokį dalyką. Toliau daug žiogų čia yra iš Kuršių nerijos. Bet va, Eibultonas, nu, aš jiem net parašiau tiem kūrėjam laišką, kad įvestų lietuvių kalbą. Nes, nu, tikrai, kalba sena sulig sanskritu, o nerodo programa. Va, padaro ką iš Ž raidės, kvadratą kažkokį. Nu, parašė, palaukti reikia. Kaip? Kai Lietuvoje daugiau nusipirkti programą. Ai, tiesa. Galėtų visi emigrantai pirkti Londone. Būtų geriau dar. Ugnies yra skyrius, deganti ugnis. Krosnį tokią turėjau, tai įrašinėdavau, skirtingas malkas dėdavau ir rašiau. Ferverkai irgi yra priskirti prie ugnies serijos. Tai čia ant ŠMC stogo įrašyti ferverkai. 50
8. Va čia įdomų pavadinimą radau, amžinoji ugnis. Vien pavadinimas, kokį sukuria mūsų garsuotėje, vaizduotėje reginį, o garsas tai yra pakankamai techno. Čia amžinoji ugnis Kaune prie Karo muziejaus. Varpai yra, varpų kolekcija. Toliau yra įvairių instrumentų garsai. Karatalai, pavyzdžiui. Tokios lėkštutės varp tokie indiški. Atsiprašau. Įdomus dalykas yra kamertonas, 440 Hz. Bičių avilys pasirodo panašiai dūzgia kaip ir 440 Hz su lenata. Smuikas, pirmasis smuikas, pagal kurį derinasi orkestras. Labai panašus virpesiai kaip bičių avilys. Labai įdomus dalykai, o bitės šešiakampius daro, ar ne? Ir šiaip darnos toksai įsikūnijimas. Ir tas dažnis. Nu, čia prie šitos dalies instrumentų tai yra ir tautosakos įrašyta įvairių pasakojimų. Toliau amatų garsai įvairūs yra. Va, galiu paleisti. Girnos irgi techno. Nu, labiau dabas. Dar techno. Čia pirties garsas. Čia audimo garsas, kaip audžia su staklėmis.
labai įdomu, kaip veikdavo psichika žmonių, kurie amatus atlikdavo su tais instrumentais ir ilgą laiką. Pavyzdžiui, kad sumalti maišiuką tokį miltų, tai reikėdavo dieną laiko girnas sukti. Suki ir įdomu, kas gaunasi. Kaip veikia mūsų tą pasąmonę ir sąmonę. Durų yra rinkinys maisto gaminimo, ruošimo serija. Toliau ėjimai įvairiausi, vaikščiojimai. Ėjimas Nidoje ant sniego yra. Toliau yra grynai elektronikos garsų serija, įrašyti visokie routeriai. Pažiūrėkit, kokia garso banga šito įdomi. Čia įvairūs netikėti magnetizmo garsai. Trimako kambariai yra fotografijos laboratorijai. Raudonos, tai signalizacijos yra. Toliau šviesoforų garsai labai įdomus yra Mėjos mieste įrašyti. 9 šviesoforai sankryžoj tokioj buvo ir jie mechaniniai ir visi kliksi. Tai aš vidury sankryžos nuėjau ir įrašiau, besisukdamas. Tai per minutę laiko apsisukau ratą su mikrofonu, belaikydamas ir įrašiau visus 9 panoramą tų. Toliau yra visokie tramvajai, lėktuvai, sraigtasparniai, traukinių nemažai yra. Traukiniai kažkaip užkabina, kaip sako videomene, tai yra studentai, kaip pradeda videomenų užsiimti, daugelis filmuoja tipiškai kojas. Tai garso įrašinėjimo mene turbūt įrašinėja traukinius. Ne veltui Šaferis irgi įrašė pirmą kūrinį su traukiniais. Yra kažkoks pagava, tas ritmo skonis. O va čia geras žemės. Čia stovi metro San Franciske.
Toliau čia yra sportas, čiuožyklos. Ružavos sporto sekcija. Čia tokie svarmenis. Tai tiek galbūt apie tą archyvą. Jeigu kiltų klausimų, galit kažko paklausti. O dabar, jeigu kas nori, galit paklausyti, kaip girdisi išgarsintai per ausines. Gal galima viską tuo pačiu metu daryti ir pasiūsiu šitą įrašytuvą ir galim bendrauti, kalbėtis. Ir dar galiu pasiūsti kitą, turiu tokį kasetinį rašiklį su kasete, kuri buvo 75 metais įrašyta ekspedicijų į kaimą metu. Tai yra folkloras įrašytas palikimas, tai jo galima klausytis. Va taip. Įdomus momentas, ar ne, šita kasetė buvo 75 metais kažkur ir toj vietoj, kur įrašyta, jai teko pabuvoti. Tai kaip artefaktas toksai, kas liečia mediją, ar ne. Dabar skaitmeniniai įrašai, tai jie kaip vėjas, nepagaunami, gali išnykti kažkur, o kasetė lieka kaip kūrinys. Yra atskira field rekordistų tokia garsų įrašinėtojų menininkų sritis, kurie užsiema vien kasetėm. Dar dabar šiais laikais įrašinėja, turi lagaminus kasečių ir miksuoja tas kasetės. Kaip aš šitas kaladėlės ekrane, tai jie taip su kasetėm elgiasi.
Eglė klausė, ar aš garso koryje naudojau šitus garsus. Tai atsakymas yra taip, naudojau šitus garsus ir dar klausė, ar žmonės galėdavo rinktis, ką klausyti. Tai tokia idėja dar ruošiant tą kambarį buvo, kad padaryti kaip meniu, specialius garso meniu žmonėm, kurie ateina, atsiverčia ir pasiklauso, bet tam archyve arti 1000 garsų yra ir esmė tokia, kad jie kasdieną pildydavosi tas archyvas. Aš kažkur gyvenu, mėnesį, tarkim, Palangoj, mėnesį Klaipėdoj ir būdamas toje vietoje, kasdieną aš kažką prisirenku daugiau. Tai reikėtų kažkokį virtualų meniu turėti, nebent planšetiniam kompiuterį ar kažkokiam. Bet buvo viskas natūraliai, įvairiai. Įvairių, tokia didelė žmonių įvairovė, kiekvienas žmogus atskiras yra kosmosas. Ir sunku iš tikrųjų apibrėžti, kaip psichologai apibrėžinėja žmonės ten kategorijas kažkokias, tai šitam garso kory aš kažkaip iš pradžių bandžiau net žymėtis, kokie žmonės ateina, bet paskui atsisakiau šitos idėjos, nes neįmanoma. Kiekvienas yra kosmosas atskiras ir su savais reikalavimais, savų skonių. Tai ir įvairiausių pokalbių būdavo, ateidavo labai įnoringų žmonių, kurie klausė turi. O kiti tiesiog ateina ir būdavo, kur įeina ir net nekalba. Pavaikščioja aplinkui tą kambarį ir išeina. Tikrai jisai buvo, kaip Klaipėdoj čia toks atvejis buvo, tai jisai buvo įkurtas kultūros rūmuose ir tenais tokia erdvė kaip ekspozicija ir žmogus iš tikrųjų gali nesusigaudyti, ką daryti. Ne kiekvienas drąsus, kad eitų ir sėstųsi ten sėdėti. Tai jie pažiūrėdavo į tą kambarį kaip į instaliaciją garso. Tokia irgi yra idėja, kad gali žiūrėti kaip į interjero kažkokį pavyzdį, architektūrinį objektą. Kaip instrumentas tas garso korys buvo toksai. Garsam surinkti ir garsam pristatyti. Jisai dar vis yra pas mane palėpiai, tai gal kažkada atsigaus. O tai jūs iš tų garsų padarot kokį nors kūrinį, dar kažką? Aš realiu laiku darau. Neatsivežiau, yra toksai... Čia prieš tai matėsi tie takeliai buvo išdėstyti. Jo. Tai gal galite paleisti? Gal neverta. Aš nežinau, kas ten yra, ten kažkoks įrašas yra, bet... Čia galima vienoj pusėje groti su juo, kaip aš jums biškį pagrojau, šitoj groji, o kitoj pusėje viskas įsirašinėja. Tik šitoj pusėje matai viską vertikaliai, tos takelius, o tenais horizontaliai. Ne, internete neturiu. Jau taip man garso inžinieriai ten aiškino, kad reikėtų tau lempinius stiprintuvus pasistatyti, popierinės garsiakalbius tam garso kory. Tai kažkaip aš labiau į tą pusę garso kokybės linkstu, kad kažką gyvai paklausyti, realiu laiku. Kaune šiandien dariau garsuotės mankštą, tai mes vaikščiojom tiesiog po miestą ir klausėmės garsų, kurie yra nei niekieno įrašyti ir yra nepakartojami. Tiesiog eini per miestą ir klausai. Pati geriausia kokybė. Čia matot įrašyta, bet reikia nustatymų padaryti visokių, kad matytųsi, girdėtųsi. Tam garso koryje, tai aš tiesiog su šitu įrenginiu grodavau, su šitu visu archyvu. Gyvai paleidi kažką žmogui ir kaip tą kartą suskambo, taip suskambo. Ir viskas. Tai čia ne tik Lietuvoje rašinėtas? Ne, čia yra įrašyta ir kitose šalyse. Tam tikslu ar tiesiog buvo tam rašymų? Kuris laikas aš
turėjau tokį alkį garsams ir tiesiog turi visą laiką tą rašiklį kišenėje ir įrašinėjai. Žiūri. O man galbūt toks durnas labai klausimas, bet kai jūs įrašinėjate tuos šviesoforo garsus, tai nebuvo problema, kad sutrenks? Ai, naktį vyko. Aš palaukiau, kol baigsis eismas ir tada nakties metu. Man kilo klausimas, stojau vidury sankryžos, kur 9 šviesoforai. Galvoju, kaip čia taip techniškai manoma. Jo, tai buvo nakties metas tiesiog. Mes metu, kai nors galvojat, kokį korį Vilnių padaryti, ar koks nors jūsų pasikrovimas? Dabar laukiu, kada pakvies kas nors. Seniau kažkaip buvo inercija daryti pačiam, siūlyti, bet kažkaip tas laikas praėjo ir dabar, jeigu kažkur bus galimybė, tai galbūt.